Aš galvoju, apskritai būti politiku šiais laikais yra didelis iššūkis ir labai įdomu, jo labiau būti Europos parlamento nariu. Teisės viršenybė, demokratija ir žmogaus teisės. Tai yra tos vertybės, kuriuose kompromisai yra tiesiog negalimi. Be abejo, mes, o ne kas nors kitas, turi galvoti apie savo gynybą, tai reali ES gynybos sąjunga. Putin proclaims the aim to take all the so-called Russian-speaking lands, while at the same time denying the right to existence of entire nations. ES turi tapti strategiškai iš tiesų realiai autonomiškai ir konkurencingai ekonominė prasme, nes dabar mes sparčiai atsiliekame tiek nuo Jungtinių Amerikos valstijų, tiek nuo Kinijos. When we go to China to defend our interests, Europe must show strength. And this strength only comes through our unity. Tai akivaizdu, kad visą tai, ką aš kalbėjau, tai yra paremta ir mūsų vertybiniu stiprumu ir tai yra ta sąjunga, kurioje žmonės ieško visų pirma saugumo, laisvės ir laimės. In some EU countries, including my own country, Lithuania, same-sex couples are denied of legal recognition of their family life. Therefore, the EU must decisively act. Būtų labai gerai, kad jau 2029 metais Europos parlamento rinkimuose dalyvautų ir ukrainiečiai, ir Moldovos gyventojai. There are only two ways to achieve a long-lasting peace: the full restoration of Ukrainian sovereignty, a full reparation for all the damages sustained by Ukraine, and certainly the full membership of Ukraine in the European Union and NATO. Antras dalykas, ką aš taip pat norėčiau matyti, tai stiprią Europą, kad mes nebenusileidžiame Jungtinėmis Amerikos valstijoms, o pirmaujame ekonomikoje visų pirma ir kad mes galime tikrai, ko mes šiandien apskritai negalime pasakyti apie tai, kad mes galime patys apsiginti.